Sveikinimai treneriui su pergale, užsidarius tiesiausių kelių ir turbūt objektyviai žiūrint, turbūt pelnytai. Manau, tikrai pelnytai, aišku, labai buvo sunku su Vilkaviškiu, visa serija sunki, gal tokios pirmos rungtynės, kur iškrenta iš to bendro konteksto, tai tikrai labai sunki serija ir džiaugiamės, kad čia tai pavyko 3-0 nukeliauti iki to finalo. Netekot Aurelijaus Pukelio ir kažko dvi panašios rungtynės buvo, atrodo, susikūrė tą dviženklį pranašumą ir vėliau jį išbarstot. Atrodo, žiūri, tie žaidėjai tą koncentraciją lyg ir laiko, bet kur tos situacijos vyksta, kad leidžiat varžovam grįžti? Tai sustojimas puolime elementariausiai turbūt visiems akivaizdu, kad skaičiai ne mūsų puolimo, ką mes rinkom viso sezono metu, net ir atkrintamosiose iki Pukelio iškritimo rinkom tos didesnius skaičius. Tai faktas, kad reikia adaptuotis puolime, pakeisti tą braižą, kad ne tik tais gynybos dėka galėtume laimėti tas rungtynės. Šiandien ir vėl ketvirtam kėliny prapliupo tritaškiais, vienas kitas ir nuo lentos. Gal kokį Vikingų loto dar bilietuką reikėtų nusipirkti, jeigu tiek tos sėkmės šiandien yra. Nu tai Tucui duosim, jeigu ką nusipirks, jisai geriausiai tos bilietus ištraukia, tai gal šiandien kažką gero suorganizuos.